Sveiki, jūs žiūrite Pulso laidą. Kalbėsime apie sveikatos aktualijas, apie viską, kas svarbu jums, man ir kiekvienam. Šiandien sužinosite, kokia liga nusineša daugiausiai gyvybių. Taip pat kalbėsime apie savo vaikų psichinę sveikatą. Tad trumpas mūsų laidos anonsas. Lietuviai apie žarnyno vėžį kalba nudelbę akis arba apskritai tai ignoruoja. Tos tylos kaina 1,5 tūkstančio naujų susirgimų storosios žarnos vėžių kasmet. Norėčiau akcentuoti, kad storosios žarnos vėžys specifinių simptomų neturi, dėl to jis gali pasireikšti lygiai taip pat kaip ir kitos nepiktybinės storosios žarnos ligos. Taip pat klausėme, ar yra riba tarp normalaus ir nenormalaus vaiko ir kokios pagalbos reikia mūsų vaikams. Dažniausiai problema yra ir ne tiek vaikė, ir galbūt ne tiek tenai tėveliuose, kiek sutrikusiuose santykiuose. Apie žarnyno vėžį kalbama labai atsargiai, o dažnai ir nutylima. Galbūt todėl, kad kalbėti apie šią organizmo sritį dažnai neva neestetiškai ir liaudiškai tariant sarmata. Tačiau iš tiesų sirgti storosios žarnos vėžiu yra lygiai taip pat gėda, kaip ir miokardo infarktų, sako medikai. Šia liga serga visas pasaulis ir kalba apie tai kuo atviriausiai. Mums lietuviams tai yra vis dar tabu. Tik ta lietuvių tylos kaina pernelyg didelė. Gal dėl to kaltas ir nežinojimas. Vis dėlto kasmet šiuo vėžiu Lietuvoje suserga apie 1,5 tūkstančio žmonių, o 1000 kiekvienais metais nuo jo miršta. Gaila, sako medikai, kad kol kas daugiau nei pusė atvejų nustatoma, kai liga jau yra pažengusi. Tada gydymo sėkmė ir gyvenimo prognozės gerokai prastesnės. Taigi mūsų siužetas apie tai, ką turime žinoti ir nenudelbti akių. Ponia Emilija, visą gyvenimą sunkiai dirbusi ir nesiskundusi jokiais negalavimais, išskyrus padidėjusi kraujospūdį, vos prieš pusmetį jautėsi absoliučiai sveika. Vasaros pabaigoje 70-metė moteris pasijautė silpnai. Ponia Emilija kreipėsi į medikus Joniškyje, ligos ieškojo Šiauliuose, tačiau niekas taip ir nenustatė, kodėl toks mažas hemoglobino rodiklis kraujyje. Man į tų vidurių skaudėjo, į viršnį viską valgydavo, aš nieką nevengdavo, stipriai valgydavau, kaip vyras ūkiškai valgydavau, nu atspari buvau. O atgal, ko valgau, tas man jau ėmė nebetikti. Nu, jaučiu vidurių pūtimą, va čia paširdžių skaudėjimą, ir nuvažiuoju į savo punktą pasitikrinti. Sako, nusėdo kraujas, reikia važiuoti į ligoninę. Ir nuo to prasidėjo. Kad tai pavojingos piktybinės ligos pradžia, niekas nesitikėjo. Negalvojau, kad man tas taip gali man atsitikti, man tai būti. Nesitikėjau, rodusi dabar netikiu. Kaip einu, pasižiūriu, kai onkologinis užrašyts, jau aišku. Europoje kolorektalinis arba